Sveiki, mano vardas Gustas, kai manęs klausia, kas tu toks, arba prašo papasako daugiau apie save, aš atsakau visą laiką labai paprastai. Aš esu tas žmogus, kuris daro viską ir visada iš širdies. Jeigu linksminsi, tai linksminsi iš širdies. Jeigu dirba, tai dirba iš širdies. Paradoksas yra tas, kad iki šiol aš negalvojau, kad telefonas gali padėti ir tą daryti dar labiau iš širdies. Vienas svarbiausių dalykų man yra asmeninis tobulėjimas. Dėl to telefonas, kurį laikau savo rankose, man padeda pačiais mažiausiais resursais. Tai yra greitai, aiškiai ir konkrečiai susipažinti su pačiom naujausiam vadybos naujovėm, marketingo ir pardavimų naujovėm. Aš dažniausiai naudoju iTunes programą, kur yra atskiras skyrius pavadinimu podcast. Podcastuose aš galiu rasti pačią įvairiausią informaciją įvairiom temom, tačiau man svarbiausia šiuo atveju yra marketing. Podcastuose susiradęs marketingo tematiką, aš rasiu pačias naujausias apžvalgas tiek iš rinkodaros profesorių, tiek iš pačių žinomiausių verslininkų. Jos atsiduria mano telefone, man tik paspaudus vieną atsisiuntimo mygtuką. Winstonas Churchillis yra pasakęs, kad lengviausias būdas atrodyti protingam yra perskaityti citatų knygą. Šiuo atveju aš mėgstu atrodyti ir būti protingas su Harvard Business Review Stats programėlė, kurioje kasdien yra pateikiama įdomi ir nestandartinė statistika. Ar jūs, pavyzdžiui, žinojate, kaip pavyko Tatai Motors sumažinti savo automobilio kainą iki $2500? Ne? O man atrodo, jūsų kolegom būtų labai įdomu tai išgirsti per pietų pertrauką. Kai manęs klausia, kodėl man patinka elektroninis paštas iPhone telefone, aš atsakau 3 pagrindinius dalykus. Didelis ekranas, patogi klaviatūra ir galiu atidaryti dokumentus jų originaliu formatu. Ir galiu drąsiai sakyti, kad elektroninis paštas iPhone yra geriausia, ko aš galiu tikėtis iš elektroninio pašto išmaniajam telefone. Kai kalbėjau apie dokumentų atidarymą jų originaliu formatu, omenyje turėjau Quick Office programėlę, kurią taip pat turiu įsidiegęs savo telefone. Ji leidžia daryti bet kokius Excel, Word, PowerPoint ir kitus dokumentus taip, kaip jie atrodo iš tikrųjų. Aš galiu jūs ne tik atidaryti, bet ir keisti ir redaguoti. Taigi turiu didelę dalį savo kompiuterio čia, savo telefone. Tarkim, paprastas pavyzdys. Būdamas komandiruotė, aš gaunu pardavimo ataskaitą, kurią turiu peržiūrėti ir patvirtinti. Atsidaręs dokumentą šios programėlės pagalba, aš pakoreguoju keletą skaičių ir įsiunčiu ją. Kita programėlė, kuri man labai patinka, yra TeamViewer. Kas tai? Papasakos paprastai. Įsivaizduokite, jūs esate susirinkime ir diskusija pakrypsta apie vieną klausimą, apie kurį jūs turite daug informacijos. Deja, ta informacija yra jūsų kompiuterį, o jūsų kompiuteris yra jūsų kabinete. Šios programėlės pagalba jūs galite prisijungti prie savo kompiuterio ir naudoti visus ten esančius failus lygiai taip pat kaip savo kompiuterį. Žinote, kaip būna susitikimų daug, atmintis trumpa, o kantrybės ir noro suvienėti kontaktus po kiekvieno susitikimo vizitinių kortelių aš tikrai neturiu. Programėlė, kurią myliu labiausiai, yra WorldCard. Ji gali vieną paprastą, bet labai stebuklingą dalyką. Pademonstruosiu. Imate vizitinę kortelę, įjungite programėlę ir nufotografuojate vizitinę kortelę. Po akimirkos visi kontaktai persikelia jūsų telefoną ir iš telefono jūs lygiai taip pat galite perkelti į savo kompiuterį. Žinote, šitas pasaulis man kartais primena Alisos stebuklų šalį, kur turi labai greitai bėgti, kad būtume vienoje vietoje. Aš labai džiaugiuosi, kad mano telefonas man padeda tą padaryti. Omnitel. Žmonės jungiasi plačiausiame 3G tinkle.